buvo ši konferencija sumanyta kaip nebejungų Lietuvos filosofijos istorijai, Lietuvos filosofijos kultūrai, toks sutelkimo pastanga ir Tomo Akviniečio gražus jubiliejus, tik tai tokia viena proga. Likę pranešimai jau nebeskirti Akviniečiui. Porą pranešimų, toks nedidelis zoologijos blokas. Kviečiu gerbiamą Ramūną Labanauską. Tas pranešimas vėlyvojo sovietmečio Lietuvos filosofija holizmo kontekste. Labadiena. Mano pranešimas skirtas vėlyvojo sovietmečio ir 8-9 profesionaliai Lietuvos filosofijai holizmo kontekste. Tai yra valdžios diegimo, taip pat materialistinio monizmo iš vienos pusės ir dualizmo iš kitos pusės kontekste. Tas dualizmas suvokiamas kaip viena vertus krikščioniškasis, tai yra Dievo, tai yra gamtinio pasaulio, Dievo kūrinijos, sielos ir kūno, kita vertus labiau sekuliarus. Tai yra būdingas kai kuriems filosofams, objekto ir subjekto, materijos ir dvasios, proto ir kūno dualizmas. Holizmas, kurio kontekste šitą Lietuvos filosofiją šito laikotarpio apžvelgimą galima pristatyti tokiu posakiu viskas lygi viename, kiekvienas vienasi viskuo. Tai kalba eina apie materijos dvasios visišką susietumą arba pasaulėvaizdį, kuris savo esmė yra dvasinis. Be abejo, aš, nebūdamas filosofas, galiu tik spėti, kad tos sąvokos materija ir dvasia turbūt šiuolaikiniai filosofai, ir aš taip spėju, manau, ir galbūt žmonijos sąmonės vystymas kontekste yra truputėlį gal šitoks anachronizmas, bet tai vis tiek yra žvilgsnis į praeitį, kad ir netolimą praeitį, ir istoriko akimis, tai manau, kad tai yra pateisina. Tos sąvokos buvo plačiai tuo metu vartojamas. Tai šitas pranešimas yra projektų skirto Piero de Chardin idėjų sekcijai Lietuvoje išeivijai vienas iš vaisių, tam tikrą prasme kaip ir šaltinis produktas, siekiant atsakyti tyrimo eigoje iškilus klausimą, o kiek Lietuvos filosofai iš principo būtų galėję pritarti holistiniams Piero de Chardin idėjoms. Žinojo tą Piero de Chardin ar nežinojo, aš manau, kad dauguma vis dėlto žinojo, bet galbūt tai buvo dėmesio pakrašty kažkur tai jiems, bet kiek galėjo iš principo pritarti. Tai, kaip sakant, tai klausimas, kiek yra to holizmo Lietuvos filosofijoje. Tai atsakymas iš šitą klausimą, remiuosi aš pranešimą rengimas, tai visų pirma žurnalo problemos publikacijų, pačiom įvairiausiam, tai filosofų tekstai, straipsniai jų, tai kokios anotacijos, recenzijos, konferencijų apžvalgos, galų gale net nekrologai, tai yra viską, ko galima buvo pasinaudoti, taip pat pačių filosofų, kai kurių knygos, straipsniai, kitos leidiniuos ir archyviniai šaltiniai. Tai galima tada tokia prielaida, kad tą holizmą galima atrasti filosofų problematikoje, tyrimų kryptyse, tose filosofijos srovėse, su kuriomis jie tapatinasi, tos autorėse, kurias jie tyrinėjo, idėjose, taip pat ir kritikuojamas dalykas, bet toj pačioj kritikoje atskleidžiant tos holistinius aspektus. Ir kai kuriais atvejais, tas irgi tą įmanoma padaryti, kai kuriems filosofams holizmas buvo jų pačių pristimtas, jų pačių pasaulėžiūrą. Tokiu atveju tikrai galima pamatyti. Ir norėčiau tą apžvalgą pradėti nuo labiausiai to meto valstybinės marksistinės-lenininės ideologijos įtakojamų tyrimų, tai yra nuo marksistinės ontologijos, oficialio gamtamokslinio pasaulėvaizdžio ir katalikybės doktrinos, filosofijos ir teologijos tyrimų. Tai pastebėkime, kad materializmo ontologinis ribotumas išaiškėjo marksizmo tyrimas. Pasak Eugenijos Meškausko, pagrindinis mokslo metodologinis principas yra visuotinio reiškinių ryšio principas. Nėra tokių reiškinių, kurie būtų nulemti jų pačių. Daugėja reiškinių, kuriems priešo būtinumo principo neįmanoma pritaikyti. Vietoj reiškinio dialektinio determinizmo besiremiančio visuotinio reiškinių sąryšio reikšmė. Meškausko teigimu dialektinio materializmo materijos sąvokai teikiama vien metodologinė reikšmė, jos nesiejant su jokia gamtotvarkos teorija ir teikiant vien pasaulio vienumą reikšmę. Anot jo, abstrakti materijos sąvoka apima visus be išimties tikrovės reiškinius, taigi nebelieka kažkokio tai priešpriešos su kažkuo tai. Anot Priklauso Vinsūno, net iš marksizmo pozicijų prašytose tekstuose nėra aišku, ar sąmonė eliminuojama iš objektyviosios realybės.
Anot jo, kai kurie filosofai tokiais atvejais tiesiog egzistuoja dvi realybės rūšis - subjektyvė ir iš jos išvedama subjektyvė. Be to, pasak jo, mokslininkai skirtingai suvokia tai, kas yra materija. Pavyzdžiui, Einšteino samprotavimai apie materijos bangas ir šviesos bangas išeitų, kad šviesa nėra materija. Česlovas Kalenda filozofinės panteistinės sąmonės interpretacijas sąmonė priskiriančias visai materijai laiko anachronistiškomis. Tuo tarpu Jokūbui Minkevičiui jau nebekėlė rūpesčių, mokslas seniai pralentas filosofinis ir religinis ginčas dėl kūno ir dvasios. Oficialiuose komunistinės ideologijos kompendiumuose nesunku žvelgti materialistinio pasaulėvaizdžio ortodoksalių fizinių bruožų nykimą. 64 metais išėjusioje trumpoje filosofijos istorijos akivaizdžioje 20 amžiaus pradžios revoliucija fizikos moksle žvelgiama dar labai kritiškai, būtent taip, kaip idealizmas vertina kvantinės fizikos Kopenhagos mokykla. O štai 69 metais išėjusioje Jono Grigonio knygoje Šių dienų fizika ir filosofija jau pateiktas naujas fizikinis oficialiosios Sovietų Sąjungos ideologijos deklaruojama realybės materialumo pagrindimas. Galbūt atsisakant klasikinę fiziką grįstos ir iki tol materialistams labai parankios korpuskulinės jos sampratos. Dėl kvantinės fizikos atradimų teko pripažinti, jog materijos apčiuopiamumo nebeliko. Anot Grigonio išryškėjo ypatinga fizinio vakuumo reikšmė dalelių atžvilgiu. Santykiai su elektromagnetiniu lauku ir elektroniniu pozitroniniu vakuumu suformuoti virtualių dalelių sąvoką. Grigonio tenka klausti, ar tokios virtualios dalelės, tokie laukai egzistuoja objektyviai. Ar jie realūs? Ir atsakyti. Virtualias dalelės galima laikyti laukų struktūriniais elementais arba sutapatinti su fiziniu laukų vakuumu. O galtinė išvada - virtualios dalelės ar vakuumas yra galimybė atsirasti realią dalelę. Tik formaliai materializmas paremiamas, tačiau faktiškai žmonių sąmonė jo pagrindai išplaunami. Marksistinės lenininės filosofijos pagrinduose išėjęs 73 metais pripažįstama visiškai nepažįstamų šiuolaikinio mokslo materijos formų galimybę. Nėra abejonių, jog tai tik pastangos gelbėti dialektinę materializmo esminę materijos ir dvasios sąvokų priešpriešą, kaip pagrindas skirti materializmą ir idealizmą. Čertkovo ir Komarovo ateizmui skirtoje metodinėje knygoje mokytojams išėjus 2008 metais apie virtualias daleles sakoma, kad jos ir egzistuoja ir neegzistuoja, o tai pačios knygos autorius verčia klausti. Ar šitai nerodo, kad realybė darosi vis mįslingesnė? Spėjama, kad pradinė materijos forma galėjo būti fizinis vakuumas, kuris astrofiziko Nano teigimu yra, cituoju, viso ko visatoje pagrindas, o visa, kas egzistuoja, tik nedideli raibuliai paviršiuje. Tokį pasaulėvaizdį jau labai sunku atskirti nuo ezoterinių, kuriame materiali, kieta kabutėse būties raiška laikoma tik viena iš dvasinės savasme realybės raiškos formų. Mokslo filosofas Juozapas Krikštopaitis skiria vakuumą, jo laikoma viršbutinį ir fizinį vakuumą, kurį sieja su fizinių procesų substancijos vaizdinimu. Nes avantūrų su branduoliniu lygmenyje medžiagos sąvoka nėra pritaikoma. Jis daro išvadą, kad viskas egzistuoja iš dalelių, gimstančių ir išnykstančių fiziniame vakuume. Tokie išvadai signalizuoja apie visišką materijos medžiagiškumo anihiliaciją. Saulis Kanišakas, kas jau 89 metais buvo įsitikinęs, jog sąmonė yra tos pačios materijos atributas, su kuria šitasi materija tik pažinimo procese. Pasak Romualdo Ozolo, cituoju, pasaulio prigimtį reikia traktuoti ne taip kategoriškai materialistiškai kaip iki šiol, nes banginė materijos prigimtis rodo materijos pagrindu esant energiją, o klausimas apie energijos dvasinį ar nedvasinį pobūdį yra pernelyg spekuliatyvus. Taigi oficialioje gamtos mokslo interpretacijoje teko priimti pasaulėvaizdį, kuriame skirtumas tarp materijos ir filosofiškai bei teologiškai dvasios sąvokų apibrėžiamos realybės praktiškai išnyko, tenkinantis kaip dogminio skirtumo išsakymą. Epistemologijos mokslo ribų klausimo tyrimuose jais užsiėmė Evaldas Nekrašas, Jūratė Skersytė, jau minėtas Jonas Grigonis, Paulius Lavėnas, Vytautas Valevičius, Kerodas Jankauskas, iš dalies Jūratė Patkauskaitė ir be abejo kiti, taip pat iš globalistinių aspektų. Brolis Kuzmickas pristatė Raselo neutralų humanizmą, kuriuo šis tikėjosi veikti materijos ir sąmonės dualizmą. Ir rodyti, jog skirtumas tarp fiziškumo ir psichiškumo nėra realus, kad būtis nėra nemateriali, nei ideali, kad yra neutrali. Pasak Evaldo Nekrašo, determinizmo terminą tinka vartoti tik aiškiai apibrėžus vartojimo kontekstą. Pavyzdžiui, kvantinė mechanika yra deterministinė aprašymo bankinė funkcija atžvilgiu. Oficialiosios ideologijos požiūrį į religijos reiškinį rodo reakcija į Minkevičiaus redaguotą religijotyros įvadą iš 81 metais. Jo kritikai, filosofai Jonas Mačiulis ir Irmės Zaksas pabrėžtinai citavo, jog tikėjimas antgamtiškumu yra esminis religijos bruožas. Taigi, ortodoksaliems marksistams religija yra dualistinė religijos forma, ideologijos forma. Greta materialaus pasaulio, koks jis yra materialistams, dar matant antgamtinį faktiškai dvasinį.
Būtent iš tokių krikščionybės kaip bažnytinės religijos pozicijų buvo vertinamas Teilhardas Šardeno pažiūros. Zaksui nesuvokiama gera imanentinė Dievo samprata. Anot jo, cituoju, kaip galima teigti, kad išplitus visame kosmose sąmonė sudaro vienovę su Dievu, pripažįsta, kad Dievas yra už kosmoso ribų. Zakso supratimu negalima vienu metu būti transcendentinė ir imanentinė. Pasak jo, tai metafizinis ribotumas labiausiai matomas panpsichizmo koncepcija sąmonę priskiriančiai materijai, kas jos supratimu yra gamtos sudvasinimas. Mačiulis daro išvadą, jog tai yra koncepcija, pasaulio vystymas priežastis slypi ne materijoje, o sudvasintoje materijoje. Taigi teorizmo Dievas vis tiek yra transcendentinis pirmasis vystymas postūmis ir galutinis tikslas. Filosofas Antanas Gaidys, kad ir vadovavimasis materialistiniu redukcionizmu, iš esmės tiksliai apibūdina Teilharo pasaulėvaizdį, pažymėdamas, jog jis postulavo vieningos kosminės energijos egzistavimą psichinės savo prigimtimi. Tuo tarpu Broniaus Kuzmicko darbuose nesunkiai galima žvelgti jos simpatijas neparadoksaliai katalikybės filosofijai bei teologijai ir kritiškumo neotomistinio intelektualizmo atžvilgiu. Jis mato didėjantį dėmesį rytų religiniam ir filosofiniam racionalizmui, krikščionių mistikai ir intuityvizmo filosofijai. Minkevičiui tokių neortodoksalių figūrų kaip Teilharas de Šardenas, Raneris ar Hansas Kungas iškilimas reiškia, cituoju, ekskliuzyvinės, turinčias griežtą teologinę doktriną, sudvejinančias pasaulį, personifikuojančias gyvybę krikščionybės krizę. Išeitis, iš kurios, anot jo cituojamų vakarų ideologų, yra globalinė ar net kosminė sąmonė, tai yra nauja transkonfesinė ir transetinė religija. Taigi matomas atvirėjančios bažnyčios reikas su holistiniu pasaulėvaizdu. Valentinos Vazgienės teigimu egzistuoja nesisąmoninta mokslo ir religijos elementų sintezė. Tokiose konstrukcijose, kurios nepretenduoja religingumą. Anaiptol sekuliarizuota visuomenės dalis, apeliuodama į moksliškumo dvasią, pasirodo esanti užsikrėtusi religingumo dvasia. Taip susikuria dirbtinis mokslo ir mitologijos hibridas. Nėra abejonių, kad tai jos reakcija į neišreiškinį tuo metu 8-10 labai stipriais ir labai išpopuliariais vakarų pasaulyje. Holizmo pasaulėžiūra artimiausios buvo sąmonės, intuityvizmo ir racionalizmo aspektų tyrimų srityje dirbusių filosofų darbai. Jie skirtingai nuo filosofų tyrinėjusių katalikybės filosofiją ir teologiją, daugelį atvejų dažniau laikėsi sąmonės prioriteto duoties struktūrą. Iš tokių mums itin svarbus Irenos Gaidamavičienės straipsnis Dvasia ir filosofija skelbtas 89 metais Kranto žurnale, kuriame skleista į holistinį pasaulėvaizdį linkusi filosofinę dvasią. Pati Gaidamavičienė akcentuoja būtinybę sovietiniais Lietuvos filosofams maskuoti savo pažiūras. Pasak jos žmonės, cituoju, žmonės išdrįsta mąstyti būties dvasios vienovę, kada kai dominavo viešai valdžios palaiminta būties dvasios, tapatimas su mintimi ir idėja priešpriešą, aranžuodavo savo idėjas taip, kad nelabai jas ir suprasdavo. Didžiulį reikšmę jie turėjo Levo Gumiliovo darbai, kuriuose remiantis gamtos mokslais griaunama marksizme įtvirtinta objekto subjekto priešpriešą, teigiama būties yra žmogaus ir visatos vienybė energinių pagrindų. Šias idėjas Gaidamavičienė atpažino ir Husserlio, Heideggerio, Baroko darbuose, todėl neatsitiktinai jos tyrinėjo sovietmečiu, bet taip pat ir Andrei Bergsono darbas. Jai itin svarbu, kad Gumiliovo pasitelkti istorijos ir gamtos mokslo duomenys apie biosferą, veikos energinius laukus, cituoju, praplečia fenomenologinę objektų subjekto vienybės interpretaciją. O nejautos būtina įsisąmoninti save kaip, cituoju, organiškai vieninga su gamta, atsisakyti akiplėškos priešpriešos to, kas suvokiama kaip aš, akistutės pasaulį pavadintų ne aš. Sąmonės intuityvizmo aspektai sovietmečiu buvo tyrinėjami daugelio kitų filosofų. Vokiečių filosofo Nikolajaus Hartmano ontologija, estetikos ir etikos santykiai, intuicijos sampratą tyrinėjo Nikodemas Ilšinas ir Jonas Balčius. Anot Ilšino Hartmanui būtis yra keli sluoksniai. Redukcijos pasaulis tiesiog tarptinis ir nertinis, kuris savo ruožtu yra psichinis ir dvasinis. Arlauskas analizavo intuicijos ir vaizduotės santykių tam tarptykės kūrybą. Liutauras dėmesys tyrė Džordžas Santajanas nosologinį humanizmą, jo pastangas sukurti daugiamodalę sistemą iš 4 būties sričių – materijos, esmės, tiesos ir dvasios. Paklauskaitė tyrinėjo Viljamą Džeimsoną, daug dėmesio skyrusiam mistiniams potyriams, radikalų empirizmą, kaip subjektyvą idealizmo variantą. Vijolė Parulskienė analizavo fenomenologiją Dufreno estetinės pažiūras, pasak kurio žmogaus sąmonė tai yra cituoju grandis, kurios susilieja kūnas ir dvasia, mintis ir pasaulis, aš ir būtis. Vakarų filosofijos sąmonės koncepcijų kritika buvo skirta 800 metais Vilniuje vykusių konferencijų. Nuo sąmonės problematikos neatsiejamus fenomenologinius tyrimus vykdė Vytautas Privoris, tyrinėjęs Narloką fenomenologiją, jau minėta Gaidamavičienė, Arūnas Sverdiolas, bet aišku, daugiausiai šitoj srity nuveikė Tomas Sodeika. Pasak Gintaro Pagalbos, jis siekia išryškinti intuicijos, potyrių, išgyvenimo filosofinę vertę. O anot
Aurimo Šuko Sodeikos tekstuose galima aptikti retai užtinkamą pasirinktą objektą išsamią juridinę analizę ir tokį klasifavimą galima įvardinti tiesiog kontempliacijai. Arūnas Pauliūnas pristatė Sodeikos disertaciją skirtą ingarimo ontologijai, posūkio subjektyvumo lauko filosofijai pradžią mato Kanto kaip būties teorija pagrįsta transcendentalinė subjektyvumo imanentinė analizė. Hegelis irgi pripažino, kad būties samprata be santykio su sąmonė neturi prasmės. Antanas Nesavas tyrinėjo fenomenologinę sociologiją, Šuco sociologiją. Zenonas Morkus analizavo amerikiečių fenomenologo Aarono Gurbičiaus pirmosios sąmonės Beš sampratą. Pasak Morkaus, Gurbičius klaida laiko vakarų filosofijos tradicijas ir reiškinti gamtotros teorijose išryškėjančią tvarką, manant, kad ji ir yra galutinė realybė, o vidinis pasaulis tik subjektyvus reiškinys iliuzija. Vėliau sovietmečiu daug dėmesio buvo skirta žmogaus būties problematikai, kaip atsiribojant nuo marksistinio būties suobjektinimo. Egzistencializmo atstovaujančio Arvo Šliobelio nuomonė, objektinis mąstymas nepajėgus atskleisti tikros žmogaus būties. Tai mano kitokia filosofinė prieiga, kuris sugeba įvertinti žmogaus patiriamus afektus, kas klasikiniai filosofijai buvo ignoruojama kaip nereikšminga empirinių pojūčių sritis. Taigi egzistencinė filosofija ieško naujo tipo racionalumo, kad žmogus suprastų per jo egzistencinės dimensijas. Egzistencializmo domėjosi kiti filosofai. Donas Bartkus analizavo grožinės Kamiu kūrybos egzistencializmą, Genzelis Vilniaus egzistencializmą, Gėlis Burašas egzistencialistinę laisvės sampratą. Repšys tyrinėjo Jasperso egzistencializmo socialinės ir teorinės prielaidas. Sovietmečio Lietuvos filosofija daug dėmesio skirta žmogaus asmens problematikai. Katalikybės doctrinos tyrinėtojai analizavo katalikiškąjį personalizmą, laikydami jį svarbiu bažnyčios mokymo bruožų po Vatikano antrojo susirinkimo. Eugenijus Vasilevskis straipsnį Istorijos pažanga ir žmogaus prigimtis analizavo 20 amžiaus antros pusės popiežių enciklikas. Atsižvelgė jose žemiškos žmonių veiklos laikymo pasaulio kūrimo tęsinį, pripažįsta teigiant, kad ir materialinė ir dvasinė pažanga yra būtina taip vadinamam integraliniam žmogui. Personalizmo istorijos filosofija tyrinėjo Vytautas Radžvilas. Jo disertaciją šią temą aptarė Poviliūnas personalizmą pristatydamas katalikybės modernizavimo kontekste. Kuzminskas turėjo asmenybės koncepciją neatomistinė filosofija bei Šelerio etinį personalizmą. Žmogaus be asmens filosofinė analizė buvo nekrikščioniškas filosofijos srovės skyrusių dėmesio centre. Pivolis analizavo Husserlio asmenybės sampratos fenomenologinę sampratą, Rolandas Paviljonis amerikietišką transcendentilizmo atstovo Henrio Deivido Toro asmenybės sampratą. Algirdas Gaižutis Paskalio egzistencialistinė filosofija. Repšys domėjosi egzistencialistinė žmogaus koncepcija. Nemažo dėmesio susilaukė neofreudizmas. Pasak Leonardas Vikentaitis, vėlyvasis Freudas buvo linkęs atsisakyti psichikos biologizavimo. Tai taip pat analizavo žmogaus koncepciją amerikiečių neofreudizme. Daugiskaitis skaitė pranešimą apie neofreudizmo etiką, o Gendronis atsidėjo antropologiniams tyrimams. Arvydas Juozaitis straipsnį žmogaus problema vakarų rytų filosofijai pristatė šią temą Vilniuje 1984 metais vykusią konferenciją. Dogmatinio ortodoksalų marksizmą arba susilpnėjimo problematikos tyrimai. Repšys drąsiai aiškino, jog socializmo analizės susilpnėjimo aspektai prieštarauja marksizmui, analizavo mąstymo prielaidas apverusias į standartizaciją, socialinio antagonizmo ir susilpnėjimo. Ozolas, pristatydamas Edmundo Krakausko disertaciją, pastebi, jog po procesų susilpnėjimas laikomas bendražmogišku civilizuotos visuomenės reiškiniu. Jie Jokūnaitė analizavo tikslingo žmonių veiklos objektyvaus buvimo sąlygas. Jį klausė, kokį vaidmenį žmonės vadina objektyvių dėsnių nulemtose procesuose. Plėtoti dorovės problematikos ir humanizmo tyrimai. Paminėtini Jūratės Morkūnaitės straipsniai skirti Sartro ir marksizmo humanizmo sampratai, taip pat Gaižučio studija apie humanizmą. Materializmo ir humanizmo priešpriešą išryškino Bronislava Černienė savo straipsnį ar mokyklinė filosofija atlieka savo paskirtį. Anot jos, nors pagal dialektinį materijos apibrėžimą sąmonė yra, cituoju, visa be galo įvairi ir beribė objektyvi tikrovė, amžina ir neišsemiama, žaižaruojantis įvairiausiams galimybėms didysis viskas, visuomenei pateikiama naturalistinė abstrakcija, nuvarinant būties gelmes, inertiška, negyva beformė materijas, kuria žmogaus nesieja jokie vidiniai ryšiai. Anot jos, dabartinių globalinių problemų akivaizdai filosofija reikia tapti naujo humaniškumo planetarinio mąstymo metodologiją. Gilintas į kultūros filosofijos ir hermeneutikos problematiką. Genzelis knygoje Renesanso filosofijos metmenis supažindino su katalikų mistikais. Kultūros hermeneutikai skirtas Rubavičiaus straipsnis supratimo aiškinimo problema ir vidinė kultūros prieštaravimai.
Juozaitis domėjosi Vertėjos hermeneutika, jos subjektyviosios realybės samprata. Percepcijos Stoškus tyrinėjo Hartmaną, Ingardiną, strukturalistų mano principus. Iš nemarksistinės ontologijos ir metafizikos sampratos tyrimų pažymėti Trodiano Robelino darbai apie visuotinybės filosofiją. Pasak jos, Levui Karsaviui pasaulio kūrimas yra nenutrūkstamas būties laukimas, kūryba iš nieko, suprantant kaip pasaulio kūrimą iš paties Dievo. Karsavio etinių pažiūrų ontologijos pagrindus tyrinėjo Inesa Tamošiūnienė. Paleontologinės Slobiovos sociologija analizavo Šliogeris. Vaclovas Baltanavičius tyrinėjo teosofijos ir hinduizmo nedualistinių koncepcijų paveikti atgimimo filosofiją, pripažindamas dvasinių reiškinių metafizinį pagrįstumą. Tyrinėjo kritinę marksistinę būties modelį. Vienas samprata Platono ir Kanto filosofija, Valerijus Burovas, vokiečių klasikinio idealizmo racionalizmas, Andrijavas, Haidegerio būties samprata Šliogeris, Tvanybės filosofija. Ozolas atsiveria žemiškų civilizacijos egzistavimo idėjai, kontaktai su jomis aiškinimas, žmonijos civilizacijų genezė. Čia iš jo dienoraščių publikuotų ir nepublikuotų. Sovietmečiu plačiai vykdyti analitiniai arba lingvistiniai filosofai, pakloginė semiotikai, galiausiai strukturalizmui priskirtiniai tyrimai buvo mažiausiai palankus dualizmui. Analitinės filosofijos darbuose dirbo Romanas Pavilijonis, Algirdas Degutis, o pozityvizmą ir mokslo filosofiją tyrinėjo Nekrašas. Degutis, pasak Laurino Pilvavičiaus, su savo neredukciniu materializmu bandė išlikti tikrovės, skirtingai nuo Paviljonio, kuris nepaaiškina, kas yra pasaulis. Už radikalų žmogaus prigimties perkonstravimą pasisakė iš centrizmo ir materialistinio redukcionizmo kylantis transhumanizmas. Vienas iš sąmoningai besiorientuojančių transhumanistinės agendos realizavimą ir fizikos dogmos kilmės, transhumanistų laiko natūralių ir dirbtinių, tai yra techninių technologijų spėjimą žmogų tobulinti ir net jokių programinės technologijos, tai yra sąmonės vertimai į nebiologinės formas. Žmogus laiko biologinė mašina, o tokias teologinės filosofinės kategorijas kaip siela ir dvasia informacija. Šio požiūrį jam labai artima mechanizmo koncepcija, teigianti organizmuose esant ypatingą nematerialų pradą ar kuriančią jėgą. Skirvelis jėga yra informacija kibernetikoje. Filosofas Vytautas Rodzevičius požiūrį žmoniai būtina išmokti mokslinių pagrindų racionaliai ir humaniškai valdyti biosferą. Tačiau dabartinė fizikalistinė technika paremta mechanikos ir fizikos principais tam netinka. Reikalingas aukštesnis technikos principas, derinamas ir su biosferos ritmais ir svarbiausia su žmogumi, tai yra normtechnika. Taigi įdomu, kad transhumanizmo atveju nuo radikalaus marksistinio materialistinio redukcionizmo perėjo prie vitalizmo ir kryptingos sąmonės valdomos evoliucijos. O dirbtinio proto atveju vėl išnyrė sąmonės ir materijos dualizmas. Galiausiai kai kurie transhumanistai atmetė darwinizmą bei atsitiktinumo veiksnį evoliuciją, perėmė prie anarchistinės evoliucijos sampratos ir pirminės varomosios evoliucijos jėgos. Būtent tai įvyko su profesoriumi Kirkeliu. Tiesiai būtent tiksliam jau po 90 metų. 25 metais skalbame straipsnį, bet vis tiek prielaidas visam tam buvo suformavusios sovietmečiu. Taigi pasaulietinės priešingybės taip sueina, suvežiniam ratais sugrįžus į savo išeities tašką. Tai yra materializmui duoti savo priešingybę, bet jau tikslingumą rezipuojančią nuostatą. Taigi išvados būtų tokios. Remiantis visų pirma žurnalo problemos publikacijoms galime teigti, kad balistinių aspektų vėlyvos sovietmečio filosofijai buvo apstu. Materializmo ontologinis ribatumas išryškėjo marksizmo tyrimuose, materijos sąvokai visos realybės sinonimu. Absoliutus ontologinis pasaulėvaizdis prarado savo fiziškai apčiuopiamus bruožus. Horizmo pasauliečių artimiausia buvo sąmonės, intuityvizmo ir racionalizmo aspektų bei fenomenologijos tyrimų srityje dirbusių filosofų darbai. Dėmesys žmogaus būties problematikai pasireiškia egzistencializmo, personalizmo, susvetimėjimo problematikos antropologiniais tyrimais. Stiprėjo dėmesys dorovės, humanizmo, kultūros ir kitoms su subjektyvąja būties raiška susijusios problemos. Analitiniai filosofai bei strukturalizmas buvo mažiausiai palankus sąmonės reiškinių tyrimams. Tuo tarpu transhumanizmo atveju nuo radikalaus materialistinio redukcionizmo pereita prie vitalizmo, tiek materializmo ir garsus tikslingumą egzistuojančią nuostatą. Tai toks būtų istoriko žvilgsnis į vėlyvą sovietmečio filosofiją. Ačiū Ramūnai už pranešimą. Išvardėjo daugybę asmenų, kurie šitoj salėje ištekėjo ne kartą ginčijosi. O aš kvieščiau duoti klausimų ir replikų. Aš gal norėčiau ir aš kadangi žinau
skaičiau jūsų straipsnį, kur jūs pats pateikėte, Teilharo Šardeno koncepcijos savą perskaitimą. Tai tikrai jums norėčiau adresuoti klausimą jūsų vertinimu. O kuris iš tų visų minėtų asmenų Lietuvos filosofijoje jūsų požiūriu buvo nuo savo pasaulėžiūro artimiausias Šardeno idėjas? Man atrodo, kad tiek, kiek aš čia supratau, peržvelgiau, tai gal labiausiai asmeniškai su holizmu, aš nesu Teilharo Šardeno, nes Šardenas šitas asmuo, kurį paminėsiu, aš tai tikrai minėjau savo darbuose, bet asmeniškai labiausiai tapatinosi tai Irena Gaidamavičienė, turbūt vis dėlto, ir šitos pusės jau gerokai vėliau į filosofijos sritį įsitraukęs, filosofijos darbus, tai Saulius Danišauskas, turbūt taip. Bet jeigu kalbam apie tą tarybinį sovietinį laikotarpį, tai turbūt Irena Gaidamavičienė vis dėlto. Taip manau. Nežinau, aš ne filosofas, kokią reikšmę jinai filosofijos moksle apskritai užima, kaip ji gali būti vertinama, bet jeigu taip paklausė tiesiogiai, tai turbūt šitas asmuo, aš manau, taip. Ačiū. Jeigu galima, žinoma, labai. Jo, čia aš tik tai norėčiau pasitikslinti dėl holizmo termino vartosenos ir kaip jūs kokią prasmę tam žodžiui suteikite, nes man visokios kitokios. Taip, aš supratau, aš truputėlį keliais sakiniais, keliais žodžiais bandžiau tai apibrėžti. Tai vis dėlto man labiausiai skiriasi su tuo materijos ir dvasios aspektų visiškų susietimų ir faktiškai jų to skirtumo tokių anihiliavimų savotiškų. Suvokiant būti plačiaja prasme kaip viena, pavyzdžiui, kai būčiau filosofas ir galėčiau savo pasaulėvaizdį tiksliau apsibrėžti, tai būtų įmanoma netgi tų materijos ir dvasios sąvokų visiškai kažkokiu būdu aš norėčiau atsisakyti jų, kol kas to nesugebu padaryti. Tai būties kaip visumos suvokimas, tačiau taip vis dėlto taip. Nes yra tokia tada terminas idealizmas ir ten tuo laikotarpiu buvo paplitęs subjektyvusis. Taip, bet galima ir tą patį materializmas, tai šitą terminą suvokti plačiai. Tiek, kad jisai virsta tos pačios būties apimui, mes matėm Eugenijaus Meškausko požiūrį, tai visuotinės vienybės principas, materijos sąvoka apima viską ir nebetenka savo oponento, praktiškai Meškausko supratimu. Tai ar tos sąvokos turi jau tokią didelę reikšmę, aš pasirinkau šitą. Ne, tai jūsų čia, taip, jūsų pasirinkimas aš tik... galėtų materializmo sąvoką, dialektinio materializmo sąvoką rinktis. Jam tai būtų tas pats. Aš tik tai norėjau pasitikslinti. Ačiū už holistinį pranešimą.